signalas yra, kad mes ne pirmoje vietoje. Бывают такие времена, когда, не складывается, не складывается. Būna, kai nesiseka, o mūsų mylima Fortuna yra kažkur šalia, bet ne su mumis. Рядом, но не с нами. Gali iš kairės ir 3-2 priekyje Panevėžys. Ir kas galėjo tuo patikėti? Vesdami rezultatą mes per daug prasileidom. Matom, mes susimušėm su Panevėžiu žaisdami savo 2 įvarčius. Mes laimėjom jiem rungtynes. Tai apie ką mes šnekam? Žaidėjais, aš tikiu, nuo klaidų niekas neapsaugotas, o treneris čia ne prie ko, žinokit. Tie 6 taškeliai, tai čia sužaidėm tik 11 turų, dar 66% dar daugiau liko rungtynių. Svarbiausia gerinti savo žaidimą ir rinkti savo taškus, o į kitus varžovus nereikia žiūrėti. Tokių traumų mes niekada gyvenime tiek neturėjome ir jos visos yra beveik kontaktinės. Varžybų metu gautos, laužomi žaidėjai. Tai to mes tikrai nei planavom, nei galvojom, nes natūralu, kad kai tau prieš sezoną sulūžta 2 žaidėjai, kurie yra integruoti ir tu turi juos pakeisti čia ir dabar, tai nėra paprasta. Po truputį pradedam suprasti vienas kitą. Pradeda nauji žaidėjai suprasti, ko klubas iš jo nori ir turėtume, manau, išlipti iš tos duobės. Žaidėjai irgi pradeda pasitikėti savo jėgom. Turėjom keletą dabar neblogų varžybų ir, manau, judėsim tik tai į priekį. Мы стараемся находить тех. Stengiamės rasti tuos žaidėjus, kurie, kaip sakome, yra pikti ir alkani. Enrique Devensas pelno savo pirmąjį įvartį atstovaudamas Vilniaus Žalgiriui. Если мы говорим про Henrikį, to... Kalbant apie Enrique Devensą, matėme, jog jis yra vienas geriausių ir jau prisitaikiusių puolėjų. Čiolas MLS patirties turinti žaidėjas, o tai tikrai nepaprasta lyga. Kiekvienam žaidėjui reikia laiko prisitaikyti. Žalgiris visada turi tikslą, kuris visada yra vienas. Verbickas, jos smūgis ir įvartis. Muša įvartį, Ovidijus Verbickas, koks puikus smūgis. Vis tiek žiūriu tik į priekį ir bandau laimėti kiekvieną mačą kaip komanda ir tiesiog žiūriu į priekį. Sezono pabaiga dar toli. Tikslai nesikeičia, mes einam savo keliu ir taisom tai, ką galim. Perdamas į baudos aikštelę, smūgis galva ir įvartis. Įvartis muša į Gustas Janusevičius. Tai buvo visų 15 metų svajonė. Turėti tokį objektą yra labai sudėtinga, bet tai įvyko, dėl ko esame daugiau negu laimingi. Это большое огромное счастье. Turėti savo Žalgirio namus yra didelė laimė. Matome, kiek laiko čia praleidžia mūsų vaikai ir jaunimas. Matome jų darbo sąlygas ir visiškai kitokius mūsų trenerių veidus. Nes jie turi daug vietos, o ne 4 ar 8 aikštės. Jie dabar turi visą aikštę, o tai žinoma prisideda ir prie kokybės. Tai pakeitė viską iš esmės. Normalu, kai tu esi namuose, kai tu gali dirbti tiek, kiek tau reikia, o ne tiek, kiek turi tu laiko, tai visiškai skirtingi dalykai. Atvažiuojam prieš treniruotę, anksčiau laiko, galim skirti savo laiko, gal kažkiek dabar laisviau jaučiamės, nes kitų žmonių ir kitų komandų nėra, tai tas gal jaukiau šiek tiek. Visų pirma, laimingi yra vaikai, kurie čia dirba ir turi geras sąlygas. Manau, kad jie dėl to augs tik greičiau. Sau iškėlėme tikslą, kad mūsų akademijoje augantis jaunieji žaidėjai turėtų aiškų kelią. Dabar tai jau yra mūsų akademija ir mūsų vaikai. Suprantame, kad nieko lengvo nebus. Užėję į Rūbinę pamatytume, kiek ten dabar yra žaidėjų iš akademijos. Dabar vaikam mes užtikrinam kokybiškas treniruočių sąlygas. Jie treniruojasi tokiuose plotuose, kokios reikia pagal treniruočių procesą. Ir tai irgi labai daug kainuoja. Susiskaičiavom praeitų metų mūsų 11 prieš 11 vaiko
rengimo kaina per 11 mėnesių. Tai yra apie 3600, iš kurių 1100 sumoka tėvai. Tai visa kita yra klubo sąskaita. Ничего простого никто не обещал. Niekas nieko lengvo nežadėjo. Pasirinkome tokį kelią ir juo einame. Tikiuosi, kad viskas bus gerai. O tie vakarykščiai jaunuoliai artėjančiais metais jau atstovaus Žalgirio komandai. Manau, kad tai bus lengviau nei ieškoti žaidėjų užsienyje ir jiems skiepyti meilę klubui, miestui ir šaliai. Man tai įspūdinga ir labai malonu, kad manim pasitikė komandos draugai, treneriai. Tikrai pastebiu, kur galiu gerinti, ypač šitam vyrų futbole, kai greitis didesnis, tai labai daug gaunu patarimų ir treneris ypač sako, kad bandyt klausinėti komandos draugų, kad jie padėtų ir jiem sako, kad jie pasitikė tavim ir jie tikrai nori, kad mes klaustume jų. Tai mūsų čia principinis varžovas, vien tai motyvuoja jau, kad ir mes dabar nebegalim jau klyst. Visi tai puikiai supranta, dėl to mes važiuosim tik tai pergalės ir kitokių kalbų negali būti. Никто не стоит на месте. Если ты остановился, ты проиграл. Niekas nestovi vietoje. Jeigu sustojai, pralaimėjai. Kiekvienais metais kiekviena komanda ieško aukštesnio lygio legionierių. Mūsų palikę žaidėjai randa vietą geresnėse lygose, kur atitinkamai uždirba daugiau ir žaidžia aukštesnėme lygyje. Kai kas iškeliauja į prastesnes lygas, bet ten taip pat užsidirba. Čia čempionatas tikrai nėra lengvas ir kiekvienais metais jo lygis tik auga. Iš Europos tie finansai didėja, tai aišku, klubai sugeba geresnių žaidėjų iš užsienio atsivežti. Tavaime, aišku, ir ta konkurencija didėja ir klubai gal kažkiek jau tampa vienodo lygio visos komandos yra arti viena kitos ir neaišku, kas gali tapti čempionais, o kas iškristi. Ir kamuolys galų gale krenta į vartus. Jurijus Kendišas sugeba pasižymėti, triumfuoja dabar Vilniaus Žalgirio sirgaliai. Niekada nėra ribų ir ypatingai mano asmeniu niekada nėra ribų. Vienas dalykas tai reikia auginti akademiją, kitas dalykas reikia akademijoje per keletą metų padaryti orientaciją į profesionalumą tokią, kad jinai iš tikrųjų darytų skirtumą. O kitas dalykas, tai mūsų ta svajonė Čempionų lygos grupių etapas, jinai niekur nedingo. Žalgiris yra nepaprastas klubas, kai yra keliami didžiausi tikslai, tai naujam žaidėjam gal kažkiek ir psichologiškai yra sunku su to susitvarkyti. Bet, kaip sakau, judam į priekį ir manau, gerinsim su kiekvienom varžybom savo žaidimą ir kada bus tas laikas Europos, manau, kad ateisim į patį piką. Pasitikim ir šitą sudėtim, bet jau žiūrim kitus metus ir tai, kad vis tiek mūsų pagrindinis tikslas yra papulti į grupės jau šiemet. Suprantam, kad dalis žaidėjų judės žiemą, tai mes turim pasiruošti kitiem metam gerokai anksčiau, tai reiškia dabar ir paieškos vyksta. Reikia to siekti. Neturėdamas tikslo ir svajonės, to nepasieksi. Turime svajonę. Galvojame apie patekimą į grupių etapą su šiais jaunais vyrukais, kurie yra pasiruošę išbėgti į aikštę ir kovoti už Žalgirį. Turime svajonę ir tikiu, kad ją realizuosime. Kada tai įvyks, tikimės, kad netolimoje ateityje. Svajonės išsipildo, jeigu to stipriai nori. Rezultatą daro žmonės. Aišku, sėkmės reikia. Reikia sėkmės. Šito dalyko niekas neatšaukia ne tik futbole. Visur kur ir gyvenime, ir kitose versluose sėkmė yra labai svarbus dalykas. Tai tikimės, kad jinai atsigręš į mus ir kažkada tai vyks. Ne taip lengva viską sukurti. Stengiamės ir tikiu, kad pasieksime savo. Turime gerų žaidėjų iš akademijos, savo stadioną, Žalgirio namus. Dom Žalgirisa. Dirbame ties tuo, kad sukurtume komandą, kuri turėtų savo stilių, paveikslą ir, žinoma, nugalėtų. Jeigu myli žalia balta, tai su tuo.